Jeigu žmogus tave apiplėšia sausumoje, jis yra plėšikas, bet apiplėšęs jūroj, jis vadinamas piratu. Įsivaizduokit, jūs esate krovininio laivo kapitonas, tiesiog transportuojate kviečių krovinį iš Kenijos į Saudo Arabiją ir staiga horizonte pasirodo greitaeigės valtis, kurios artinasi labai greitai link jūsų, o pasivyję iš karto bando patekti į laivą. Tad tenka bėgti ir ieškoti saugios vietos savo laive ir iš karto kviesti pakrantės apsaugą. Arba kitas variantas, turit galimybę juos nupurkšti aukšto slėgio vandens patranką. Dažniausiai tai negelbėja ir jie vis tiek patenka į laivą. Ir nuo tada visi esantis laive tampa piratų įkaitais. Dažniausiai sumos siekia 100 milijonų už išpirką. Pinigų reikalaujama iš laivybos kompanijų, jūsų valstybių ar tiesiog iš artimųjų. Tad kol nesulaukia išpirkos, jūs esate laikomi nelaisvėje. Marina badu, kankina ir tai gali tęstis savaitės, mėnesius ar net metus. Visa tai yra nutikę 100 kartų. Štai taip atrodo piratų išpuolių žemėlapis ir jų tik daugėja kasmet. Kodėlgi Somalio pusiasalis tapo šiuolaikinio piratavimo centru? Viskas prasidėjo nuo paprastų Somalį gyvenusių žvejų, bandžiusių apginti savo vandenis, o išsivystė į organizuotą nusikalstamą tinklą. Nuo senų laikų piratais tapdo neturtingi vyrai, ieškantis pinigų, socialinio mobilumo, taip pat šlovės ir galios. Mes dažnai romantizuojame juos, rašydami knygas, kurdami filmus, idealizuojame kaip praeities mitus. Bet piratavimas niekados visiškai neišnyko, jis egzistuoja iki šių dienų ir tame nėra jokios romantikos. Somalio valdžiai subyrėjus ankstyvaisiais 90-ais prasidėjo bardakas šalies viduje. Susiskaldžiusią valstybę pradėjo valdyti įvairūs klanai, tad nebuvo valdžios, kuri galėtų kontroliuoti 3000 km besitęsiančią pakrantę. Ko pasekoje daugybė žvejybinių laivų iš Irano ir Jemeno atplaukė į Somalio nebekontroliuojamus vandenis. Jie padarė nuostolių siekiančių $100 milijonų, savo tinklais naikindami jūros dugną bei išeikvodami jūros žuvų išteklius. Tokia nelegalia veikla jie atima iš vietinių Somalio gyventojų jų pragyvenimo šaltinį – žvejybą. Beveik tuo pačiu metu Šveicarijos bei Italijos įmonės, nelegaliai mokėdamos pinigus korumpuotoms Somalio vyriausybės frakcijoms, sutarė atgabenti didžiulius kiekius toksinių atliekų, tarp jų net ir radioaktyvių. Daugybė šių atliekų patenka į Somalio žemę bei pakrantę, kas vėliau padaro didelę sveikatos žalą vietiniams gyventojams. Taigi, tokie 90-ieji pas juos. Klesti nelegali žvejyba, visoje pakrantėje užterštumas nuo toksinių atliekų ir nėra vyriausybės, kuri apsaugotų paprastus žmonės. Tad neapsikentę gyventojai nutarė duoti atkirtį šiai neteisybei. Buvę Somalio žvejai susibūrė į krūvą, save įvardindami kaip pakrantės apsauga. Na ir pradeda gaudyti nelegalią žvejybą užsiimančius laivus ir liepia jiems mokėti duoklę. Ir jau tada juos pradeda vadinti piratais. 2004 metais smogęs tsunamis sukelia visišką katastrofą Somalio gyventojams, sunaikindamas laivus, namus, derlių, nusinešdamas daug žmonių gyvybių. Didžiulė banga iškelia nuo jūros dugno ten buvusias toksinės atliekas. Tik tada susidomi jungtinės tautos ir pradeda tyrimą. Nusprendžia, kad Somalio pakrantės atliekų išmetimas gali būti susijęs su Italijos mafija Ndrangheta bei Somalio karo vadais. Apie 2005-osius Somalio piratavimas įgauna pagreitį ir pasiekia kitą lygį. Norėdami nuplaukti toli nuo pakrantės, naudoja didelius laivus, kuriuose būna dar keletas greitaigių valčių, skirtų užpuolimui. Naudodavosi radarais, kad galėtų iš toli aptikti savo grobį.
Patobulėję piratai greitai padidina savo pelną iki milijoninių sumų. Prie piratų daug prisideda Somalio karo vadai, matydami tame didelį pelną. Ir jau 2008 metais išpirkos už užgrobtą laivą su įgula pasiekė 30 milijonų per metus. Įprastai už laivą buvo prašoma $1 milijono. Ir taip prasideda užburtas ratas. Daugiau pinigų, daugiau ginklų, laivų ir daugėja užpultų krovinių. Bet ar tai yra taip sunkiai sprendžiama problema? 21 amžiui piratavimas neįsprendžiamas dalykas? Pirma problema buvo ginklai. Griežtai draudžiama juos turėti, užsiimant tarptautinę laivybą, bei pačios laivybos kompanijos nenorėjo turėti ginklų bei galimų problemų dėl jų panaudojimo. Kita bėda, kad pakrančio apsaugai tiesiog neįmanoma patikrinti kiekvieno laivo, nes piratai dažniausiai net neatrodo kaip piratai, kol netampa per vėlu. Vandenynas didelis, kaipgi juos visus išgaudysi? Geriausia, ką galėjo pasiūlyti laivybos kompanijos, tai savo išleistose žurnaluose išdėstyti planą, ką daryti susidūrus su piratais. Pirmas punktas – naudoti vandens patrankas. Antra – aplink laivo perimetrą išskleisti spygliuotą vielą, kad jiems būtų sunkiau papulti. Trečia – įsidėti spynas į savo kajutės. Tiesiog absurdiška. Ketvirta – susiplanuoti, kur bėgsite slėptis, jeigu piratai pateko į laivą. Ir tada bandyti kviesti pakrantės apsaugą. Na, bet jau jūs būnat įkaitais, tai jau tampa per vėlu. Kadangi išpuolių tik daugėjo, o laivybos kompanijos patirdavo vis didesnius nuostolius, teko ieškoti kito sprendimo. Buvo leista samdyti ginkluotą laivų apsaugą, kurie turėjo užtikrinti krovinių bei įgulos saugumą. Ir šis sprendimas tikrai padėjo. Užgrobtų laivų skaičius ženkliai krito žemyn. Žiūrint į piratų užgrobiamų laivų kreivę, 2015 jiems jau nebepavyksta atlikti nei vieno sėkmingo laivo užėmimo. Visas šis paprastų Somalio žvejų virsmas į taip vadinamus piratus gali mus palikti su dviprasmiška nuomonė. Vyriausybei kritus ir gyventojams paliktiems likimo valiai, neturintiems jokios visuomeninės infrastruktūros, be galimybės klestėti ar net užsidirbti, esant eksploatuojamiems kitų valstybių, atimant paskutinį duonos kąsnį, užnuodijant jų žemės bei vandenis. Tad galima pasakyti, kad Somalio žmonės tiesiog iš nevilties ėmėsi piratavimo. Visos užgriuvusios bėdos jų bendruomenę pastūmėjo tapti jūrų plėšikais. Na, bet šioje Afrikos kontinento pusėje, dar vadinamoje Afrikos ragu, su piratavimu viskas baigta. Susitvarkius su Somalio jūrų plėšikais, iškyla nauja piratavimo banga kitoje Afrikos kontinento pusėje, tai Gvinėjos įlanka. Na, kaip ir minėjau, piratavimas klesti jau ne vieną šimtmetį ir tai ne pabaiga. Nepamirštam subscribint, laikint, rašyt komentarą ir iki kitų video.